Taigi dar kartelį labas vakaras visiems TV3 televizijos žiūrovams. Sveikinuosi su Tomu Dilininkaičiu ir Tomai, aišku, sunku kalbėti po pralaimėtų rungtynių, bet šiandieną buvo pirmas kėlinys, kurį mes žaidėme puikiai ir kuriame mes diktavome savo sąlygas, o po to sekėte atkarpa -23. Kaip manai, ar ispanai pradėjo kažkokius stebuklus gynyboje daryti, ar mūsų komanda tiesiog sustojo ir nebežaidė taip kaip pirmajame kėlinyje? Kažką tai dabar po varžybų iškart pasakyti nėra labai taip paprasta. Aišku, užklupo ispanai mumis antram kėlinį su savo to spaudimu, nepasiruoštus galim skaityti. Įmetė tokių lengvų taškų, perimdami kamuolius. Ir to pasekoje jie pabėgo nuo mūsų, o kai ispanas įsivažiuoja, sustabdyti ganėtinai sunku. Bet žiūrėk, rungtynių pradžioje toks nusiteikimas jautėsi, pavyko net ir gal tokio pasitikėjimo savo jėgomis gauti po 2 kėlinių. Buvo -8 taškai. Ar buvo Rūbinėje per pertrauką vilčių, kad galim dar kartą kibti į atlapus ir laimėtas rungtynės? Tai be abejo, galiu pasakyti, iki pat galo vyrai nenuleido rankų ir kojomis ir sumažinom šiek tiek tą bent jau skirtumą iš ten 20 iki kiek čia pasibaigė -12 kojomis. Aišku, ir po 2 kėlinių buvo šnekėta, kad nenuleidžiam rankų, viskas mūsų, mes neturim ko prarasti, bet įvyko tai, kas įvyko. Pralaimėjimų buvo daug šitame Europos krepšinio čempionate, bet po kurio buvo tokia, kaip čia pasakyti, niūriausia atmosfera komandoje, pačiam Rūbinėje. Va dabar parėjot kažkaip, man atrodo, taip. Po kiekvienų varžybų buvo. Pirmos varžybos grupėje Vroclave praloštos prieš turkus irgi, sakyčiau, taip nuotaikos buvo nekokios. Po Lenkų pralaimėjimo taip pat. Po kiekvienų varžybų buvo, nes po kiekvienų varžybų vis darėsi sunkiau ir sunkiau po pralaimėjimo, taip kad atsitiesti tikrai nėra lengva. Bet pasakyk, galim žaisti vis dėlto geriau ar ne? Ar iš tikrųjų tai yra toks realus, toks mūsų lygio rezultatas, kokį pasiekėm čia Lenkijoje? Iš tikrųjų galim žaisti geriau. Patys nei treneriai, nei žaidėjai nesuprantame, kur šuo pakastas, kodėl nesiklijuoja žaidimas. Atrodo, stengiamės, dirbam, rezultato nėra. Ačiū tau labai, linkiu, kad kai stengsis ir dirbsi, sektųsi tavo asmeniškai kitą sezoną klube, o rinktiniai lauksim tavęs kitais metais. Ir aš taip pat jau noriu atsisveikinti su TV3 televizijos žiūrovais. Ačiū, kad buvote iki galo, ačiū, kad palaikėte. Ir pabūkim iki galo kartu dėl to, kad šitas Europos krepšinio čempionatas yra toks, koks jis yra čia Lenkijoje. Lietuvos rinktinė žaidžia dar 2, tai yra dar 1 likusias rungtynės su serbais. Ir tame mače mes būsime kartu su jais iki galo.